Labas, mėlyjei, dabar yra kelinta diena, net nežinau kelinta diena. Nu, žodžiu, likia 3 dienos iki... Good morning, na? I'm talking Lithuanian. Likia 3 dienos iki grįžimo į Sidnėjų ir mes su Konoru išvažiavom pabėgioti šiandien, pabėgiojom ryte. Ir dabar grįžom ir mes turėjom susigalvoję taip, kad mes bėgsim po pabėgiojimą, eisim išsimaudyti ir paskui važiuosim valgyti Acai Bowls. Bet kadangi Acai Bowls buvo uždaryta, mes su Acai Bowls pasidarėm patys. Aš jums parodysiu viskas, kaip atrodo. Ir mėlyje, jeigu pastebėjot, nežinau, ar pastebėjot ar ne, bet aš matau iš karto, kokybė šiek tiek kitokia. Čia aš jau filmuoju iš naujos kameros. Nes mano kamerai kai kas negero atsitiko, parodysiu. Čia mano vargšė senoji kamera. Va, ji šiek tiek pasimaudė, su Konoru išlipom ir paskutinį video matėte, kur buvau rašęs, kad paskutinis video. Ir štai čia batarykos viskas ir lenzė, tai aš juos dar kartą išmaudžiau paprastam vandenį. Nu, aišku, aš jau čia nelabai jau ką padėsiu jai, bet turbūt jau viskas. Bet rašo, kad reikia, jeigu į vandenį sūrų įkrito, tai reikia reikia tada į paprastam vandenį išskalauti ir palikti džiūti, ilgai palikti džiūti ir tada tik tai bandyti kažkaip įjungti, bet reikia būtinai paprastam vandenį išprausti ir netraukti iš karto, palikti tam vandenį ir paskui lėtai perpilti vandenį kažkaip ir kad persiplautų, kad paskui nesusidruskuotų viskas. Ar labai skanu? Yeah, true, because it's more colorful. Labas rytas, susiruošėme, šį rytą važiuojame į Tangalumą. Visą šį man labai norėjau sustoti valgyti McDonald'e, dažniausiai stojam valgyti McDonald'e. Tai ką aš turiu? Aš turiu vieną didelį pomidorą, kurį valgysiu kaip obuolį, 3 hash browns ir kavą. Hash browns McDonald'e berods yra veganiški. Na tai va, tokia bus mano išeiti šį rytą pusryčių. Šiūdas. Atvykom į Tangalumą salą, pažiūrėkite, koksai vanduo, kaip nerealu. Žinokit, valandas susipūtė su Jamesu Fraseriu. Vidury mano visi susiplakė, nes visa bum. Visą valgį. Bet eisim maudytis turbūt, čia vat žmonės nardo aplinkui šitą seną laivą tokį. Parodžiu, žinokit, kaip gražu, kaip nekantrauju šokti į vandenį. That's awesome. Look at the source of it.
We're eating tonight, boys! Look on the roof. Look on the roof. I'll repeat, look on the roof. The poor fish is under the... Not in someone's eye. Shoot. There you go, serves you right. Yeah, he's getting it. You filming? Yeah. I can feel it. It's getting sticky. Look at the starfish. Žvaigždė jūros. Can you take a photo now? Tai dabar mes kopsim tenai į tą kalvą. Jau kas nulipę, tai mačiau pusiaukelį stotinėje, nes labai sunku. Pažiūrėsim, kaip dabar mums su Konoru seksis. Pasiėmėm kamerą, pabandysim nufilmuoti visą vaizdą, kas čia yra aplinkui iš pačios viršūnės. Pabaigėm, užlipom, bet kojos labai išdegė, nes karštas baisiai smėlis. But we've done it. How are you feeling, babe? He's speechless. Talk to me in 5 minutes. Okay, we will. Na, grįžom iš salos, dabar važiuosim namo, susiruošim, reikia dabar tiesiog valtis užkelti ir susiruošim ir dabar važiuosim švęsti naujus metus. Tai labai smagiai praėjo paskutinė šių metų diena, na iš tikrųjų dar nepraėjo, dar liko šiek tiek, bet viską pamatysite, ką mes veiksim. Nemiegok! Labas, mėlėjai, dabar yra pirmoji naujų metų diena ir aš esu su akiniais. O esu su akiniais todėl, kad vakar nudegiau akis saulėje. Tai parodysiu dabar, kaip akis atrodo, negaliu labai daug dienos šviesosim. Tai matot raudonos, manęs iš tiesai ašaroja. Ir nudegiau čia lūpą visą patinę kartu. Sėdėjau, kai jau plaukiam atgal, sėdėjau priešai, sėdėjom su Konoru grinai priešais saulės spindulius. Tai viskas į veidą ėjo. Ir aš kaip jau jums esu kažkada minėjus, aš labai nemėgstu, šiaip nešioju akinius, bet aš juos susidedu va taip. Ir aš jau niekada nesidedu ant akių, nes man atrodo, kai aš noriu aplinką pasigrožėti, kai aš noriu matyti viską, kas aplink mane, man akiniai kažkiek sumažina tą visą tokį experience, suprantat. Ir aš visada būnu be akinių. Nu tai va, pirmą kartą gyvenime nudegiau akis. Pačias akis, žinokit, kaip peršti, toks vaizdas, kad visada akise yra smėlio. Ir skauda, ir peršti, ir užsimerkia, skauda, ir va dabar jau iš tikrųjų labai daug šviesos. Tai jau man jos vėl ašaroja. Ir lūpą nudegiau, ir paskui čia visą nudegiau. Laukit, matysis, čia tiek visą nudegiau. Paskui užpakalį nudegiau. Oje, bet žodžiu, vakar buvo labai smagu, matėte akimirkas, jos tikrai buvo įspūdingos. Ir šiandien, Konor and I, mes esam oficialiai vieni metai kaip kartu. 1 year anniversary, is it? Metai. And Konor is taking me somewhere, I'm not sure where exactly. But I gotta dress up and be ready for 4 o'clock. So guys, I'm gonna show you how I'm gonna look. I'm very excited too. Can you tell me where we're going? Nope. Oh, good. Nu, ir tada imsiu aš jūs šiandien su manimi, nes Konoras sakė, pasim kamerą, bus kažkokių įdomių kadrų. Labai skanaus. Na štai ir atvykom, nežinau visai kur veža, ir atvažiavom į Stamford Plaza hotelį su vaizdu iš vienos pusės štai upė, o
kitoj pusėje matosi visas Brisbanas didmiesčio. Atsisak, man akis skauda nuo šviesos. Bet eisim šį vakarą turbūt kažkur pavakarieniauti, neturbūt eisim kažkur pavakarieniauti į miestą. Paskui čia yra baseinas, be abejo pirtis, tai pasimėgusim visais šitais papildomais hotelio viešbučio privalumais, neprivalumais, nežinau kaip pasakyti, visais tais papildomais dalykėliais. Ir aš noriu parodyti, kaip aš atrodau, kokią suknytę nusipirkau ir kaip apsirengiau. Džiugai. Fine. Štai. Tokia, čia su šortais. Ir šitaip. Žalą. Auskarus gavau nuo Konoro mamytės dovanų. Tai ką, mėlyje, aš dedu jūs į rankinę ir dar aš jūs pasimsiu kartu į restoraną dar kažkur, bet be abejo pagrinde mes visą savo metų sukaktuves švesim be kameros. Ir mato turbūt ir mano akis stipriai ašaruoja nuo saulės šviesos. Jūs akiniais visur vaikštau. Jau man per daug, tai tuoj deduosi akinius ir dedu jūs į šalį. Kamerą, ne jūs. Na, tai labas dar kartelį, mėlyjei, labas ir ate. Labai dėkoju, kad žiūrėjote visus mano šios atostogų video. Aš labai tikiuosi, kad jie jums patiko. Jeigu norite kažkokią idėją dėl sporto ar dėl mitybos, jūs galite sekti mane Instagrame misfit.lt, taip pat ir Facebook'e misfit.lt. O mes jau Sidnėjuje, dabar jau yra 10 val. Vakaro. Ir mano Sea Shepherd, jūrų wild gyvenimo saugotojas kartu su manim. Ir ačiū labai dar kartelį ir iki kito karto. Ate. Ate.